skaičiai. Tai šitokių klausimų aš gaunu į, kaip čia žinai vadina, su stebėtinu reguliarumu. Supranti? Ir sakykime, jau stebėtinu ir nebestebinančių konteksto vienodumu, supranti. Mane perskė skaičiai, įsikeliu, pamatau, įjungiu, pamatau, ten pažiūriu, pamatau, einu gatvę, pamatau, tie skaičiai mane perskė tiek ir tiek, supranti. Tai iš karto į priekį pasakau, kad daugelį žmonių, kurie taip kalbėjo, žinai, po to, kai pasakiau, kaip elgtis, tie skaičiai išgaravo, supranti. A dabar tema, ką mes, žinai, kaip elgtis, tai čia vėl matai, kas yra. Iš kur šis atsirado polinkis, tai iš kažkur, kažkas įmetė va, kaip virusą energetinį, supranti, informacinį, įmetė į galvą žmonėms, skaičiai, filmas kažkoks buvo, da kažkas ten, ne, skaičiai, ir ką, žmogus, automatiškai, visurgi automatiškai žmogus, gal ir man, gal ir aš, supranti, ir pradedi stebėti, pradedi ieškoti, pamatei, sakai, pamačiau, sutapo, kai nesutampa, tai tu nepamatai, tu net nekreipi dėmesio, bet va, kai sutampa, ir tu pats savo tarytum paliūdį, dar labiau tada ieškai. Matai kokia tema, paliūdį, vyksta, tada dar labiau ieškai. Dar labiau ieškai, tai kas vyksta, dar labiau pastebi. Esu. Čia žinai, kaip aš tau galiu pasakyti, visi žino tą jausmą turbūt, aš nusiperku mašiną, žiūriu, pradedu, ir vėl tokia mašina, pradėjai matyti daug tokių mašinų. Įsivaizduoju, kurių tu anksčiau dėmesį net jas nekreipdavai. Įsivaizduoju. Tas pats efektas, ko ieškai, kam tu kokią užduotį kompui savo užduodi, tai jisai renka. Paskui matai, pamačiau, pastiprinau, dar labiau užkuri, va čia paranoja taip pradeda formuotis. Kitas dalykas, matai, kame yra, kad turimėsgi tų galių, vieni didesnių, kiti mažesnių, kurti tą tikrovę, įtakoti tikrovę. Supranti? Tai gal mes jau užduodam, mes jau kaip ir norim. Įsivaizduoju, kad tai būtų. Kad tai būtų. Tai galbūt tada mes jau pradėjom ir pritempti save, arba tas situacijas pritempti, kur tai pamatom. Tai dar labiau patvirtina. Dabar psichologinė kita dar pusė. Kam šis tau to reikia? Ką tu čia iš to tikiesi? Vagi kam į temą. Tugi tikiesi, supranti, visigi nori būti ypatingi. Visi nori, kad jau vyktų kažkas ypatinga. Kodėl visi nori būti ypatingi? Už tai, kad visi nori dėmesio, visi nori būti mylimi. Dabar būsi ypatingas, visi nori galių. Gal kokie mane pamatė ufonautai, kokie kosminiai, gal per mane vyksta kokie tenais kosminiai virsmai, supranti, aš ypatingas. Visi to kaip ir nori, žinai. Žodis visi, sakau, aš nevartoju, bet sąlyginai. Ypatingai labiausiai nori būti tie, kuriems to labiausiai trūksta, dėmesio, meilės, rūpestėlio, stokoja to, tai tada nors kompensatyvai tokie. Tai tavo tokia profilaktika tokia. Padaryk profilaktiką tokia, supranti. Nes, čia yra, psichologija. Kai mes kalbam, fenomenologija psichologinė, klastutų visokių. Nenori kitas skirtis, kaip dabar su tuo skirtis, supranti, ką dabar jau pasakys, tai ką, aš jau neypatingas, jau gal patikėjai, jis jau gal apsigyveno tame, supranti, žmogus, jau jis gal, jau tokio apuoja, supranti, jau tampa jau tikrovės dalimi, mistifikuota, iliuzonuota, bet jis jau, savo vaizduotį, fantazijas jis jau gyvena kažkur, tai jis ypatingai, jis reikšmės jau, svarbės, nes jau komfortabiliau jaučiasi psichologiškai. Tu Bartinskai, ne, čia nieko. Tai tu jam skai, ne, tu neypatingas, tu toks pat, kaip ir visi, Mikis Pilkas, vėl būsi, toks, koks buvai. Nenoriu. Tai va čia tavo santykis ir čia jau nieko nepadarysi, supranti. Tema yra paprasta. Pasisten nebekreipti tai dėmesį ir to nebesidomėti mėnesį laiką. Tik mėnesį. Ir šitą nesąmonė baigsis. Nesidomėti. Neieškoto. Nekreip dėmesį į tai. Iššok ir stopa. Daleiskim pamatysi, kur stopas iškart. Stopas ir pamiršai. Stopas, sutapimas. Nes tu žinai, dar vis tiek išnirsis gal kažkiek
sekimas gausis tų ieškojimų. Ne? Stopas iš karto atėjom tiem. Ir per mėnesį laiką tau išgaruos. Baigsis. Pasveiksit. Nuo ypatingumo, netikro. Tai čia tiek su skaičiais dabar susijusi tema.